Šaukštas proto. Iš asmeninio dienoraščio 2000 kažkelintų metų rugsėjo 27. Pukenis supančiotas rasotais voratinkliais, o tvora labiau panaši į austą juostą, tiek voratinklių čia daug. Ir visi taip žėri. Medžiai čiulba jau visiškai kitaip. Tiesą sakant, labiausiai jie krykštauja zylėmis ir dar kitais paukštukais, kurių nematau ir neatpažįstu. Kartais visas tas džiaugsmas persikelia į sunokusius žolynus ir saulėgrąžas. Vakar tikrinau, saulėgrąžos jau tuščios. Skanaus, mažieji pūkuotieji dinozaurai. Neslepiu, kad jas greičiausiai sėjo tik jums. Katinai pasišiaušė, o rasa jų basoms kojelėms aiškiai per šalta. Sėdim pasišiaušę ant terasos kartu. Aš geriu kavą ir visi mes geriam saulės spindulius. Garsai atrodo skamba skaidriau, o žvaigždės naktį spinkso ryškiau. Grįžulo ratai priparkuoti iškart už mūsų automobilio. Ir žmonės jau fotografuoja pilnai pakilusi Orioną. Gervės nebešūkauja, žiogai irgi nebe. Kol lauke viskas rimsta ir skaidrėja, ekrane viskas tik greitėja ir tankėja. Keista, kai ruduo atrodo intensyviausio darbo etapas. Po to šventės, po to kažkoks lopulys, po to pavasaris, po to atostogos. Gal ir taip, nors vasaros naktimis man dirbasi ne ką prasčiau. Tiesą sakant, bet kurią naktį. Žiemą sningant irgi labai gerai ir pavasarį visiems ir viskam dainuojant taip pat. Mano vidinė pelėda man labai pritarė, linkčioja ir vis stumteli mane link vakarinių valandų, kada jis stropiai mano darbą prižiūrės ir vieną plunksną glostys man galvą. Ir viskas bus tobula. Net jeigu ekrane bus pilna klausimų, nesutarimų, nelaimių, prašymų, įdomių dalykų vagiančių dėmesį, baisių dalykų, kurių geriau būčiau net nemačius, vilties ženklų ir nevilties šmėklų. Viskas susidėlios į daugiametę struktūrą, į spalvotą mandalą ir iš lėto suksis pasaulio girnose. Lygiai taip, kaip joms priklauso, nelabai priklausomai nuo to, ką aš apie tai galvoju. Nebent nutarčiau iššokti ir prasisukti jose porą ratų. Bet ir tada labiausiai nukenčia išdidumas ir ambicijos, jeigu apsivynioju jomis. Žinant, kaip viskas veikia, visada pavyksta geriau. Ir šiame paveiksle nėra vadovaujančio vaidmens man. Taip, tau sakau mano seniausioji baimė. Man nereikia nieko kontroliuoti pasaulio girnose, kad būčiau saugi ir rami. Man reikia suprasti, kaip jos sukasi, priimti tai, ko reikia man, sąžiningai už tai atsiskaityti ir nustoti rūpintis tuo, kas atrodo. Žinau, ant voratinklio tai neparašyta. Ar parašyta? Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti paprastus ir sudėtingus emocijų, elgesio ir mąstymo klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, konsultuoju. Nuorodą registraciją į konsultaciją rasit po kiekvienu įrašu, o įrašus rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto. Taikos ir ramybės.